Estijos centro partija artimiausiu metu pasirašyti susitarimus. Galbūt sekantis žingsnis pats greičiausias bus su Kazakstano valdančia partija Nurotan susitarimas. Tai iš tų bendradarbiavimo krypčių, kurios orientuotos į vakarus, oponentai, žinodami, kad tuo jie, kaip nors neįgels man, jie nebando išpešti tokios naudos ir nutyli. Tokiu atveju, tą kryptim, jie taiko nutylėjimo strategiją arba taktiką, tiksliau. Tuo tarpu Rusijos atžvilgiu jie šią temą eskaluoja, transformuodami tikslus ir pasiekmes į jiems priimtiną formą. Tai yra politinės kovos būdai, taip vadinama politechnologijos, ir jie tą taiko. Kokius dar turite politinius partnerius kitose šalise? Ar ketinate panašiu būdu palaikyti ryšius su kitų šalių partijomis? Aš jau minėjau, kad tikrai šis susitarimas ir tie ryšiai nėra ir dabar nėra vieninteliai ir bus įforminti. Štai mes esam suderinę tarppartinio bendradarbiavimo memorandumo turinį su Kazakstano Nurotan. Jie netrukus partijos pirmininko, o pirmininku yra Nazarbajevas, prezidentas, pavaduotojas Nigmatulinas turėtų su delegacija į Lietuvą atvykti. Aišku, aptarsime ir ekonominius ryšius, ir taip pat gal mokslinio, švietėjiško tokio bendradarbiavimo galimybės. Tai jau subrendęs dalykas, suderintas. Senai esam sutarę su Estų centro partija. Popierių nesurašėm, bet mainai vyksta. Štai Maskvoje būtent su šiom partijom bendravau, kaip ir su Graikijos naujai demokratija, su kuria esu pažįstama nuo 90-ųjų metų. Ta partija tada buvo vadovaujanti ir jų užsienio reikalų ministras Antonijo Samaras labai aktyviai dirbo bendraudamas su Jeliman Jensenu, mums žinomų Danijos užsienio reikalų ministrų. Jie aktyviausiai bandė mums padėti ir koordinavo veiklą tarp ES šalių vyriausybių. Jis dabar vadovauja šiai dideliai partijai Naujoji demokratija, su kuria tikrai senai pažįstama ir programos prasme. Jie taip pat yra centro gal daugiau dešinioji partija. Šiandien Graikijos valdžioje nesėkmingai dirba socialistai. Ir jie juos labai kritikuoja ir manau, kad artimiausiu metu jiems pavyks laimėti daugumą. Na, aš jau minėjau apie Vokietijos partijas, kuriom turiu tokius neįformintus ryšius, bet dešimtmečiais jie kviečiasi ir į renginius, ir regioninius, ir konferencijas įvairias teminės. Ir iš tikrųjų aš netgi, sakyčiau, nedrįstu su viena partija įforminti kokį tai bendravimą, nes man jos yra artimos kelios. Taigi, turbūt čia neskaičius svarbu. Svarbu, kad yra galimybė bendrauti tarptautiniu mastu ir keistis nuomonėmis, tiesiog prisidėti prie taikingo Europos ir Baltijos regiono formavimo, tarp santykių partinių lygių, santykių gerinimas, aktyvinimas yra irgi labai svarbus, nes nesvarbu, ar partija valdžioje, mano įsitikinimu, ar ne. Jeigu nesi valdžioje, tai nereiškia, kad gali sėdėti atsipalaidavęs ir numot ranką į viską, kas valstybėje yra svarbu. Ir aš visada darau tai, kas naudinga mano įsitikinimu, ir nemanau, kad kokie nors oponentai ar ten išpoliai jų mane sustabdys nuo tos veiklos. Kitaip neverta būti ne politikoje. Na, prieš dėkojant už pokalbį, vis tik tai pasinaudojant progą, norisi taip ir užduoti ir vieną klausimą. Štai visi kalba šiai dienai iš vienos pusės apie Graikijos krizę. Ir taiko tokį modelį arba tokį likimą grėsinčią ir Lietuvai. Tuo tarpu Seime svarstomi klausimai dėl minimalios algos kelimo. Premjeras, ponas Kubilius, jisai algos bijo kelt, kadangi iš kokių resursų tą algą reikės mokėti.
Tai jūs pakomentuokite. Kai nesugeba ekonomikos išjudinti ir nežino, kaip tai daryti, nors gal ir norėtų kažką padaryti rezultatyvaus, bet nematom, kad tai būtų daroma. Tai tada ir baimė didinti algas ir galimybės, ribotos galimybės tai daryti jau savaime suprantama atsiranda. Todėl aš tikrai labai norėčiau pasakyti mūsų laidos žiūrovams, kad reikia siekti didinti ir minimalią algą, ir kad didėtų vidutinė alga, augant ekonomiką ir turint, reiškia, geresnius verslo rezultatus, daugiau išmokėti dirbantiems žmonėms, kaip ir pensininkams sugrąžinti jau apkarpytas pensijas. Tačiau pirmiausia reikia stiprinti ekonomiką. Ir būtent suprasdama šitą ryšį, kas yra priežastis, o kas yra pasiekmė, ekonomikos augimas sudaro prielaidas didesniems algoms ir didėjančioms, o ne apkarpamoms pensijoms, aš ir dirbu ekonominių ryšių plėtojimo srityje. Todėl, kad gaminti, kad kurti darbo vietas, reikia turėti rinkas. O didelė dalis rinko, apie pusę mūsų prekių yra eksportuojama. Juo daugiau mes turėsim palankių rinkų, kur gerai mūsų verslas uždirbs, tuo lengviau mes išbrysime iš ekonominės krizės ir mums jokios pasiekmės panašios kaip Graikijai negrės. Tai kitaip tariant, populiariai žiūrovui galima pasakyti, kad vienintelis kelias tai yra skatinti mūsų eksportą, didinti gamybą, uždirbti daugiau pinigų ir tuomet mes galėsim pakelti tas išmokas. Taip, nes to nedarant. Eksportas taip, bet kartu ir vidaus vartojimo didinimas. Bet tai yra susiję dalykai. Jeigu tu daugiau eksportuoji, vadinasi, daugiau gamini, yra daugiau darbo vietų, žmonės, kurie dirba, ir gauna ne bedarbio pašalpą, arba netgi jos negauna, o užsidirba vis daugiau, jie gali pirkti ir vėlgi užsuka tą ratą, kad tada ir jų naudai, jų vartojimui taip pat yra daugiau gaminama. Šitokiu būdu ekonomikos smagratis užsisuka, bet reikalinga taip pat aktyvi ryžtinga ir valstybės politika, kad šie procesai vyktų palankia linkme. Ačiū už pokalbį, manau, kad šią temą būtinai pratęsime pokalbį sekančiose laidose, kadangi visiems skauda širdį, kaip tai padaryti. Tuo, gerbimieji televizijos žiūrovai, mes savo šią laidą baigėme, atsisveikiname neilgam, linkime jums sėkmės.